Skirtingos bandos valdymo programos skirtingai ir montuojamos. Davikliai karvėms tvirtinami ir ant kaklo, ir prie kojų. Tačiau tikslas vienas – nuolat stebėti karvių aktyvumą. Karvių aktyvumo, kitaip tariant, rujos stebėjimo duomenys perduodami gan paprastos sistemos pagalba, kuri fermoje yra labai lengvai sumontuojama. Tai pagrindinė detalė tai yra antena, kuri kiekvieną valandą radio bangomis surenka visų karvių duomenis ir perduoda į centrinį procesorių bandos rujos parametrų analizai. Ką sistema duoda fermos savininkui, tai sistema duoda atskirų mygtuko paspaudimų. Iš sistemos savininkas gali paimti visą bandos analizę. Čia jisai mato bandoje esamų karvių veisimo stovį, bendrą primilžį iš bandos, įvairias sveikatingumo tendencijas. Iš čia jisai gali daryti išvadas apie fermos ekonominius rezultatus. Kai kurios bandos valdymo programos susietos ne tik su duomenimis, kuriuos surenka davikliai, tačiau ir su tais duomenimis, kuriuos turi laboratorijos tiriančios karvių pieną. Surinkusi šios duomenys sistema ūkio šeimininkui ar veterinarijos gydytojui pateikia dar tikslesnę kiekvienos karvės charakteristiką. Jos identifikavimo numeris čia taip pat gali būti parašytas, kuris yra tiesiogiai susietas su pieno tyrimų numeriu, kuris yra oficialus karvės numeris. Ir pagal šį numerį taip pat mūsų sistema, galima taip sakyti, kalbasi su pieno tyrimais, jų baltymų riebalų parametrai, urėjos parametrai gali būti importuoti į mūsų bandos valdymo programą ir tuo pačiu ūkininkas gali daryti taip pat analizę apie karvę. Tačiau jokia sistema neveikia be žmogaus. Nors ji ir surenka reikalingus duomenis, pateikia ataskaitas, tačiau sistema gali veikti ir kaip veiklos darbo kalendorius. Čia galima susižymėti darbus, kuriuos būtina atlikti vienai ar kitai karviai. Tai tarsi savotiški priminimai, kuriais patogu naudotis. Štai jeigu vartotojas, fermos vedėjas žino, kad šiai karviai buvo atlikta karvės apsėklinimo darbai ir buvo nustatyta, kad karvė yra veršinga, tuomet, kaip matote iš lentelės, jisai pažymi sistemoje, kad laukia karvės užtrukinimo darbas ir sistema automatiškai fermos vedėja perspės tuomet, kada jau reikia karvę nustoti melžti ir ruošti ją veršiavimui užtrukinti. Taigi bandos valdymo programos reikalauja investicijų, tačiau jų nauda akivaizdi. Tiek planuojantis darbus fermoje zootechnikui, tiek veterinarijos gydytojui, kuris rūpinasi, kaip laiku užbėgti karvių ligoms už akių. Naudinga sistema ir vadovui, kuris gali teisingai įvertinti melžėjų darbą ar kiekvieną dieną žinoti tikslius fermos rezultatus.